biškį kratą. Matosi miestas, ne visas. Šitie greitesni, man atrodo, kubilai negu druskiniai, ne? Čia žiūrėk, ten sraigtasparnis. Aha, čia žinok jaučiu va tą, kur atsimeni vieną čia žmogų nuvežė su tuo. Tai turbūt jį paėmė sraigtasparnis. Žinai, kur dar galėtume nuvaryti? Kur? Prie to lėktuvo. Tu žinai, kaip prie jį nuvažiuoti? Ne. Tai aš irgi nereik pažiūrėti. Tu, dabar reikės, kai bus tas lėktuvo, gali biškį atsistot, pažiūrėt, kur ta pusė. Kur? O, žinai, Ką? ten matau. Matai kokios trasos nuo pat viršaus, bet gana stačios. Bet mes persikelsim kažkurią dieną ir į tą pusę pasivažinėti. Nes ten tavo viena yra tokia biškį, kur tokia atstati nusileidimo, bet matai, tu labai plati. O virš tos jau yra mėlyna trasa, kur ten galima nusileisti su visai normaliai. O kaip tau atrodo, čia žiūrėk, tos eglės tokios be spyglių, ar čia jos gyvos ar negyvos? Gal negyvos. Aš dabar tik pastebėjau, kad čia kaip, žinai, Gal ir gyvos? ne lapus numetė iki medžio, gal čia numedžiai, kurie numeta. Tas spyglius nesuprantu. Nežinau. Kelias Čia mato tas čia. tunelis? Jo, ne, čia tas kelias, mes kažkur ten toliau į tą pusę, vat mes ten važiuojam, kur tie vat oranžiniai stulpai. Ir dabar reikia, žinai, pasižiūrėti, kur čia tas lėktuvas. Mes galėtume pasukti lėčiau, man, va čia prieiti. Kažkur truputėlį aukščiau. Nes mes čia važiuojam, ar ne, va čia kur tie oranžiniai, man atrodo. Man atrodo. Bet lygtais ne. Man atrodo, už to kalno. Ai, už to kalno mes važiuojam? Reiks pasižiūrėti. Ar pasakys, kad gali čia tekti raudoną trasą leistis kito lėktuvo? Nežinau. Nes savo, žiūrėk, matai, žmogus važiuoja ant viršaus, ant viršukalnės. Ir jis, man atrodo, va ten, matai, lėktuvo dėga matosi. Aha. Kaip ten patekt, tai nelabai aišku. Čia nebus taip, kad čia jo mūsų trasa. Ai ne, čia ta raudona trasa. Jo, čia jau čia bus ta raudona trasa. Nu, mes galim truputėlį, gal ir galim mes truputėlį pasileisti kito lėktuvo. Galim? Nes čia jau, man atrodo, jo, čia raudona trasa. Varai. Ir buvo visą kelią raudona, bet mažytė, tu tada nevaryk taip greit, gerai, ta raudona. Lėtai nusileisim, gerai, nes tu šį kartą skridai, jau aš skridau, tu žiūri, jis mane lenkia. Tai kaip tu gali mane lenkti, kai aš skrendu? Jo, matai, va čia va reikia kažkur nusukti. Čia va važiuoji, va šitą trasą, ne? Jo. Tada pasuki čia į dešinę, į mėlyną ir jau viskas matosi tada.
Gerai? Į dešinį, į mėną reikia pasukti. O ir nereikia dar toliau į raudoną ir ten išvažiuoju iš trasos, reikia nešti.